such weird friends, and he would take us out to parties, and the night would never end. Another song, another club, another bar, another dance. And when he said something wrong, he just buy me the friends. So I'm missing some nights when I'm feeling depressed, till I remember every time I made a pass with my friends. Do I love him? Do I hate him? I guess it's up and down. If I had to choose, I would say right now, I want to get him back. I wanna make him really jealous, wanna make him feel better. I wanna get him back. Then again, I really miss him and it makes me really sad. Oh, I want sweet revenge. Yeah. I want him again. I want to get him back, back, back. I'm not trying to get her back, but toxic brain in a mind like that. Just one brain and paper to stack. She want me to show attention, not to mention all the texts. That relationship was stressed, but at times I did feel blessed. Up and down, all upset. It's a mess, it's a mess. Check, check, we playing chess. But when you moved your neck, yeah, this felt like I'm in heaven. And it's stuff like that made it seem it will never end. That's a really tight match, and it's all up in my head. Like, we should get back, guy. Can I relax? I'm an athlete, and a rapper got me thinking about that less. It ain't good, it's a clue. What to do, how to move, what to prove, what to choose. And maybe you, it's something I lose, something I wanna get him back. I wanna make him really jealous, wanna make him real bad. I wanna get him back. Then again, I really miss him and it made me real sad. Oh, I want sweet revenge. I want him again. I want to get him back. I want to get him back. I wanna kiss his car. I wanna make him lunch. I wanna break his heart, then be the one to stitch it up. I wanna kiss his face with an uppercut. I wanna meet his mom just to tell her son's out. It's gonna make me reconsider. It's gonna make me I hate me. The problem, maybe I didn't play you. Yeah, maybe I just played me. Yeah, maybe I just didn't see. Man, I am blind, but I feel like I missed it. Trying to get me back, then stick to it. I wanna get him back. I wanna make him really jealous, wanna make him feel better. I wanna get him back, 'cause then again I really miss him and it makes me really sad. Oh, I want sweet revenge. I want him again. I want to get him back. Hey. I want to get him back. Nice. Come on. Man patiko šitas. Šaunuolis Jorė. Come on. Kas čia dabar su plakatais ir šūkstais ten? Čia mūsų palaikymas? Ui. Kaip faina, didžiulė graži šeima, nuostabu, puikus pasirodymai, ačiū labai, thank you very much, we had an amazing time here. Nu ką, vaidukai, patinka, nusteikęs, Vaidas prieš pasirodymą sako, čia bus labai gerai, čia bus labai gerai. Taip ir buvo, ačiū to labai už tai, aplodismentai Vaidui. Aptarkim šiek tiek lengvai, ar visiems buvo gerai? Man tai nelabai patiko, nes aš kažkaip... Blemba, man Jorio kažkaip flow kliūna ir daina, nežinau, toksai kažkaip bandžiau pajausti, bet nieko nepajaučiau. Ir tada galvoju, kaip čia ką reikėtų. Aš Indrę ir Medą rinkčiausi. Bet toks nieko nejaučiu. Tai tiesiog pasirinkčiau dėl stabilumo. Ačiū labai, Nomeda. Kaip jums pasirodymai, kuris, kaip manote, laimėjo šią dvikovą? Man atrodo, kad Indrė ir Meda šiek tiek perspaudė. Taip, norėdamos labai sukelti tą tokią emocinę kažkokią tai audrą, iš tikrųjų paforsavot merginos. Bet nežiūrinti tai, man jūs irgi įdomesnės. Nes kažkaip Katerina ir Joris
iš tikrųjų ėjo ir praėjo. Neišlieka kažkoks įspūdis. O jūs, kad ir pro šalį, bet energingai. Tai aš linkiu kažkaip surinkti natas ir pradėti. Kaip ir pro šalį, bet įspūdingai. Kur aš matau, kad Energingai. žinai, Nomeda viešbutį valgo pusryčius kažkur tai, žinai, ir jūs tokia pro langą ten. Nomeda taip valgydama galvo kilstelėjo, kas čia buvo. Prabėgo Indrė ir Meda. Jo. Tai merginos kitą kartą reikia tą energiją kažkaip sukoncentruoti, žinot, kaip prieš gerą smūgį. Turbūt kažkaip reikia pagalvoti ir apskaičiuoti. Man atrodo, jūs tiesiog persistengėt. Kartais tikrai labai dažnai mažiau yra daugiau. Tai, bet vis tiek rinkčiausi jūs turbūt. Ačiū labai. Maksimalistas. Norėjot viską čia, ne? Norėjot viską padaryti. Gabrielė. Man gal Katerinos ir Jorio duete trūko dueto, nes atrodo, kad čia yra trys atskiri kovotojai. Jūs dvi, tada Joris ir Katerina. Ir man gal trūko tokio to bondo momento pas jūs. Ir Jorio norės tokį stabdį biškį padaryti, kad kartais vardu užskubi savo eilės tai pasakyti ir taip mintyse spaudžiau stabdį. Čia Lietuvos Eminemas. Bet kita vertus, žinant Vaido komandą, duetų ten netrūksta, moterų netrūksta. Ir kaip Benas kartais man... Vaidai, kaip ir gyvenime, taip ir komandai moterų netrūksta. Tai Benas kartais, aš manau, yra teisus, bandydamas strateguoti, kai nepajunti nei vieno, nei kito, labiau tada tinka strateguoti ir manau, kad tu reperių dar neturi savo komandai. Ne. Tai aš tada atsvarai pasirinkčiau Kateriną su Ivoriu. Aha. Aš tai žiūrovom norėčiau pasakyti, nepamirškite, kad kartais kolegos ir mokytojai gali nebūti ne tik tai draugai ir padėjėjai. Gali būti dideli ir priešai ir taip pat tokie pat strategai patarinėti blogesnius dalykus, keliauti toliau. Nesakau, kad tu tai darėjai dabar, bet norėčiau, kad žiūrovai to nepamirštų. Ne visada jo draugai. Ir Lietuvos balsas kartos laimės taip pat tik tai vienas mokytojas su savo vieno dalyvio komanda. Tai vat. Vaidai, šiandien priklauso sprendimai tau ir... Tu nuspręsi, kas toliau keliauja nokautus. O aš tai noriu apeliuoti visų pirma ne į dalyvius šias tik padainavusius, o aptinkusius kolegas, kurie jau tikrai visai praradė energiją ir nesidžiaugia tikrai labai fainų uždegančių pasirodymų. Bet aš tai labai noriu pasidžiaugti, kad ta ugnis buvo grąžinta į sceną ir labai trūko tikrai originalumo, šnekant apie dainavimą kartu su eilių skaitimu, tai repavimu. Ir manau, kad tokia įvairovė jinai tik tai pagražina ir tik tai grąžina tą reikalingą energetiką į sceną. Ir aš tai dėkoju Jums už šitą pasirodymą. Taip, ten buvo kažkur tai kažkas pro šalį, taip, ten kažkas užskubėjo kažkur tai, bet taip nebuvo taip blogai, kaip nupiešė mano kolegos. Manau, kad čia tikrai yra kažkoks strategavimas, kažkas neturi visai nieko pasakyti. Aš turiu daug ką pasakyti. Merginos, Jūs esate puikios dainininkės ir galbūt jaudulys šiek tiek kažkur tai ten vietomis pakišo koją, bet aš žinau, kad Jūs dainuojate tikrai puikiai. Jori, mes su tavim apie skubėjimą tavo išnekėjom ne vieną ir ne du kartus ir tu vėl paskubėjai. Galbūt žinai, ką aš tau pasiūliusiu vieną dalyką. Mažiau tų žodžių rašyk. Šiaip tai beje paplokite, bičiukai, nes jisai visą šitą repą pats sukūrė. Pats viską. Visus žodžius. Ačiū. Jeigu netyčia keliausi į kitą etapą, tai reikės, kad tu ir pakurtum ir lietuviškai. Okidauki. O ten jau nėra kur pasislėpti. O ten jau nėra kur pasislėpti. Lietuvių kalba yra va tokia va. Taip. Katrina, you have a very strong voice. One of the strongest voices here in the competition. As a solo artist, you would be amazing and great. But then again, it's really, really hard for you and Joris to find a true duet, as a duet, when you're both maybe singing. I believe in all of you guys today, like for the four of you. And you know, I'm not gonna even take any more time and say that you all can go rest, because you, both of you pairs, going through the next round. Ponios ir ponai, Vaidas spaudžia mygtuką dar kartą. O tai reiškia, kad visi dalyviai lieka Lietuvos balsas kartus. Labas, prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą, kur galėsi pamatyti visų dalyvių pasirodymus.